Antra diena prieš kamerą repuoju, aš LGBT netoleruoju, aš su golfu anksčiau važiuoju, į darbą vėluoju, jie man pisa protą, jie sako išsitraukti savo kotą. Aš sakau traukti savo ranką riebaluotą. Net nežinau, ką čia dabar pasakiau, bet toliau varau, nes noriu pasakyti, kas aš ir ką aš čia darau, kuo aš noriu ir ką aš bandau. Tiesiog bandau atrasti savo kolektyvą. Būnu tiesiog įpisęs rolę ir primetu aš kokį achujeną vyrą, taip net nėra seniai. Aš dar jaučiuosi kaip vaikas, man vapšė 20, bet jaučiuosi 16-kinis. Kaip kažkoks gatvinis, tipo nutrūkęs, bet aš ieškau savo grandinės, aš ieškau tiesiog savo motininės plokštės atmintinės. Man reikia rankinės, net nesuprantu, kad čia dabar emuoju, tiesiog taip vyksta iš refleksų ir nieko padaryti negaliu, aš tiesiog toliau kuriu, neužsičiaupiu. Nors ir norėtum, bet nepatikėtum, ką aš prirašęs į nautus, tiesiog vieną tau į pautus, seni, kad tu čia bazarinė apie nokautus. Man atrodo, tu vapšė valgai kaulus, tu čia šuniukas, aš čia tavo šeimininkas, aš esu geriausias šito repo dainininkas, aš prikursiu old schoolą, aš prikelsiu hip-hopą. Ar tu pats bent matei, kaip tavo panelė šoka? Nes aš taip pažiūrėjau ir net pats nepatikėjau. Sakau, aš čia susidėjau, tiesiog repuoju ir vapšė neapsikraunu. Žinau, kad vieną draugą turiu ir jis visada mane palaikys. Jis yra maladėts ir visada toks liks. Nesvarbu, nors kitiems jis nepatiks.